Va tokia vat bandelė beveik už 100 000 eurų. Nu vat kas išdrįs nusipirkti tokį batonėlį už beveik 100 000. Lipam į vidų, pravažiuojam ir pasižiūrėsim, ar tikrai jisai vertas tokių pinigų. Papasakosiu jums apie tą EQS, tą elektromobilį už brangiai. Tai ar jisai vertas tų pinigėlių ar nevertas? Mano akim tikrai yra vertas. Automobilis, kuris tikrai nuvažiuoja nemažai. Jisai turi 125 kWh bateriją. Jo kūro sąnaudos, tiksliau ne kūro, elektros sąnaudos yra vasaros metu apie 27, reikėtų sakyti, kilovatvalandės 100 km. Tai galit susiskaičiuoti matematiką, kiek jūs nuvažiuosit. Kol jūs skaičiuojate, aš jums pasakysiu realybę. Nuvažiuosit mieste apie beveik 500 km, užmiestyje, jeigu važiuosit 130, 140, jūs nuvažiuosit apie 400 km. Tai va, tai tikrai automobilis, kuris labai vertas dėmesio žmogui tam, kuris vertina prabangą ir labai mėgsta tą limuzino lingavimą ir komfortą. Tai visi saugumo asistentai, Active Cruise Controlas, susidūrimo prevencija ir taip toliau. Labai geros raiškos projekcija ant stiklo, labai plačiai rodo, su kelio atpažinimu, su greičiu, su autopiloto visais nustatymais, ką nusistatot, matot ant savo priekinio stiklo. Toliau masažuojančios sėdynės, foteliai, tikrai kaip foteliai, pagalvėlės, aišku, kaip ir kiekvienam prabangiam automobilį. Šildymas, ventiliacijos, net nėra kalbos, kad tai yra. Burmester muzika yra, panoraminis stoglangis yra. Net nežinau, ką papasakot. Papasakosiu apie visus vairuojamus ratus. Kadangi automobilis yra pakankamai didelis ir masyvus ir parkuojantis ar prie parduotuvės, ar kažkur tai parkingė, tikrai yra kartais nepatogu įvažiuoti arba išvažiuoti. Kadangi jo galiniai ratai irgi sukinėjasi, tas labai pagerina tą parkavimąsi. Pagrindinė multimedija yra va toks va didelis ekranas, yra papildomas ekranas jūsų keleiviui. Gale dėja pagal komplektaciją šitą Mercedes'e nėra monitorių, jų gal nelabai reikia. Labai geros raiškos kameros, superinis vairas. Čia jeigu atsimenat, pasakau kažkada, kad čia yra mano mėgstamiausias vairas tarp visų modelių, tarp BMW, Mersų ir Audi. Tai Mersų yra man pats gražiausias ir patogiausias. Toliau pneumatinė važiuoklė, kuri tikrai sugers visokius gulinčius policininkus, duobeles ir taip toliau nelygumus. Tyla viduj, garso izoliacija yra tiesiog superinė. Tylu šitoj mašinai, tikrai tylu. Gal ne kaip bažnyčiai, bet jau netoli to. Automobilis yra su gamintojo garantija. Nusiperkat, saugiai važinėjat, nesukdami galvos, kad gali čia kažkas sugesti. Baterija yra 8 berods metų ir 160 000 turbūt, kad kilometrų garantija, o gal net ir dar ilgesnė, čia reiktų paskambinti Mersą pasiklausti. Prisipažinsiu, šito nežinau, nebeatsimenu. Bet turbūt, kad taip daugumai automobilių yra tokie terminai. Tai va, man atrodo verta. Verta visų pirma užsukti pas mus į Kubiliaus 23, pamatysit geltoną arką ir Autovibe. Autovibe yra jūsų sprendimas, perkant arba parduodant automobilį. Mes žinom, ką darom. O EQS-as, jisai lauks jūsų čianais viduje. Iki.